Labas visiems! Tai tie, kurie matė mano video, turėjo suprasti, kad aš dabar turėčiau daryti savo podcastą, bet taip gavosi, kad nedarysiu, nes tiesiog su draugiam kažkaip neišėjo tai padaryti. Gal vėliau kažkada padarysim, bet dabar ne. Tai šitas video bus toks, kad plauksiu su baidarėm. Žiauriai laukiu. Mes rytoj plauksim, nes rytoj yra šeštadienis ir sekmadienį tada grįšim. Tai šiandien aš dar jums biškį pafilmuosiu maždaug ką dėsios, drabužius ir taip toliau. Tai va, nes aš tik dabar norėjau pafilmuoti, kad pasakyčiau, dėl ko aš nedarau to podcast'o ir tiesiog pradėti video, nes rytoj mes 9 valandą turėsim jau prie mokyklos susirinkti, tai norėtųsi anksčiau, žinot, pasakyti viską ir tada jau, kad linksmybės būtų. Tai va, tai dabar einam susidėsim daiktus. Tai aš jau įsiprausiau ir norėjau aš anksčiau nufilmuoti, bet tiesiog aš norėjau vis tiek visą laiką, kai aš susidedu savo daiktus, kad tipo dar su mama, kad tipo ateitų ir man pasakytų, ko aš neįsidėjau, nes aš dažniausiai kažką pamirštu. Bet taip gavos, kad jinai paskui užmigo kokias 2 valandas ir negalėjau ir tada dar turėjau aš galvą išsiplauti. Bet žodžiu, dabar parodysiu, ką aš dėsiuos. Tai pirma, aš į šitą kuprinę dėsiuos maistą, nes aš neturiu mažesnės. Nu, turiu mažesnę, bet tipo ją netilps viskas. Tai žodžiu, aš įsidėsiu, čia mama iš darbo buvo parnešus šitų Milky Way, bet čia ne vien tik aš, tipo dar ir pasidalinsiu su draugėm, šitų sausainiukų, duoniukų ir šitų guminukų ir tada dar kolas. Ir aš dar vandenį, jeigu ką, vis tiek į gertuvę įsipilsiu ir dar pasimsiu sumuštinių ir agurkų, nes tipo mes ten nežinau, kada atplauksim į tą vietą, tai visą laiką būsiu nevalgys tipo normalaus maisto, tai todėl aš pasidariau dar ir sumuštinių. Tai labai laukiu. Ir viską sudėsiu į tą rudą kuprinę. Tai va, ir tada toliau aš visus savo drabužius, ten veido reikmenis ir taip toliau įsidėsiu viską į šį krepšį, čia mama naują nupirko. Ir šiaip viskas turėtų tilpti, manau. Tai žodžiu, rankšluostį pasimsiu, savo striukę juodą. Nes tipo, jeigu nežinau, atšals arba pradės ten lyt. Aš nežinau, tiesiog, kad čia plaukas kažkur nukrito. Bet žodžiu, tipo, kad jeigu šalta bus ar kažkas tokio. Tada dar kojinių pasiėmiau 3 poras, nes gali būti šalta, labai šalta, nes gali būti, kad gal net naktį lys ar kažkas tokio, tai tada mūšakės. Bet tikiuosi, kad ne. Tikiuosi, kad naktį, jūtus tas plaukas, tikiuosi, kad naktį nelys. Tada pasimsiu dar vieną bliuzoną, kad jeigu šitas bliuzonas, su kuriuo aš plauksiu, sušlaptų, kad turėčiau į naują pasikeisti švarų ir tiesiog būtų šilto, o ne šalto. Tai va. Tada maikę pasiėmiau, kelnes pasiėmiau tamsesnės, nes aš viską beveik bandau tamsesnį imti, kad tiesiog neišpurvinti ar kažkas tokio. Tada dar pasiėmiau maudymuką dėl viso pikto, jeigu norėsiu, nežinau, maudytis, nes ten toj sodyboje galima bus maudytis ežere labai gerai, bet aš nežinau. Nu tai dar pažiūrėsim, ar maudysies. Toliau pasimsiu miegui pagalvę, nes, nu, tipo, nebus patogu. Žodžiu, ir čia be to, nesijuokit iš manęs, bet aš pirmą kartą miegosiu palapiniai. Tai jo. Ir tada čia yra mano miegmaišis. Mamos draugė paskolino, tai va. Ir tada dar po apačią aš pasidėsiu kilimėlį, kurį dabar mama pasiėmė, nes sportuoja, ne, tai ką žinau. Bet žodžiu. Ir tada aš užsidėsiu rytoj maikę juodą, užsidėsiu juodą džemperį, užsidėsiu čia ką reikia, žodžiu, ir džinsinius šortus. Aš žinau, kad tai nėra gerai, nes jie yra šviesus. O šviesus ir baidarės ne pats geriausias dalykas. Tai va, bet aš neturiu nieko tamsaus, ta prasme, jokių tamsių šortų. Tai
Nu tai va, reiks vasarai nusipirkti dar daugiau. Žodžiu, ir jo, ką aš dar jums turiu parodyti? Ai, dar norėjau parodyti, kad aš baidarėse būsiu su kroksais raudonais, nes, nu vis tiek, ta prasme, kedai, baidariai bus labai blogai, nes sušlapsiu ir tiesiog. Bet šiaip aš juos pasimsiu, nes kitą dieną mes planuojam ten važiuoti kažkur pasivaikščiot, kažkas tokio, nežinau. Tada dar sakė pasą pasiimt, tada reikia sutikimą pasiimt, nes mūsų tėvams davė pasirašyti žodžiu. Tada pasiėmiau nuo galvos skausmo vaistų ir pleistrų. Pasiėmiau dantų pastą, šepetuką rytoj įsidėsiu. Ką ten dar reikia, dar kažką reikia irgi įsidėsiu, sagtuką, tai šiandien įsidėsiu plaukams. Ir tada į tokį indelį įsidėjau savo kūnui prausiklį. Tai va, ir dar įsidėsiu pakrovėją rytoj, ausinės šiandien, manau. Bet esu laidu tik tais, nes bluetooth'as ne. Bet žodžiu, ir man atrodo tiek. Ai dar, pasiėmiau kažkoks yra kremas nuo odų, tipo, nu čia ne kai tau jau įkanda, bet prieš, tipo, nes yra purškalai ir yra kremai. Man geriau yra purškalas, bet tik tokį turėjom, tai ką žinau. Tai va, bet ko reikia nepamiršti, ir to man įsidėti tų sumuštinių. Tai va, ir šukas, man atrodo. Jo, šūkas, o kaip gerai, kad atsiminiau. Ir man atrodo viskas. Tai vat. Tai dabar eisiu, viską susidėsiu. Ir nežinau. Jaučiu, susitiksim rytoj. Tai labas rytas, aš jau važiuoju prie mokyklos ir tikiuosi, kad nevėluosiu. Nes dabar yra 7 minutės, o mes ten turim būti 9. Tai labai tikiuosi, kad spėsim. Tai vat. Tai tiek, susitiksim vėliau. Dabar jau atvažiavom ir to jau plauksim. Tai ten yra namelis. Čia yra tos baidarės ir to plauksim. Aš valgyt noriu. Kaip nuotaikos? Pavargus. Realiai. Taigi, žodžiu, jau atvažiavom, pasistatėm palapinę, atplaukėm, pasimaudėm, išsikepėm zefyrų ir eisim paskui valgyti dar šašlykų. Tai vat. Visą sušlapau. Ta prasme, mano kelnės išlapo ir atrodo kaip pasisisiojęs. Žodžiu, jau atsikėlėm, pavalgėm. Tai ten tas pavalgėm, tai sausai. Ten kas ką turėjo, bet aš kadangi viskas pavalgiau, tai. Ir dabar palapinės susiskleisim, viską susidėsim ir jaučiu važiuosim. Taigi, labas rytas visiems. Šiandien yra jau kita diena. Jau aš pagaliau miegau savo lovoj, neįsivaizduoju, kaip gerai aš miegau. Aš miegau, ta prasme, iki 11. Aš taip niekados ilgai nemiegu. Aš dažniausiai dabar pradėjau miegoti iki 8:30, tai labai anksti. Nekreipkit dėmesio į mano šukuoseną, aš atsikėlus, aš tik išlipau beveik iš lovos. Nu, pirmą. Nu, dabar gerai jau 2 valanda, bet vis tiek. Aš dar vis tiek plausiuos galvą šiandien, tai nekreipkite tiesiog dėmesio iš mano šukuoseną. Ir žodžiu, dabar papasakosiu maždaug, ko nelabai per mano video pamatėt. Tai pasakysiu dar vieną dalyką, kad vakar grįžus aš visus daiktus susidėjau vietas ir tada važiavom pasivaikščioti į senamiestį, suvalgiau ledų. Ir dar važiavom į pizzeriją. Tai va, irgi picą suvalgiau. Tai va, ir paskui važiavom namo ir tada jau ilsėjausi. O šiaip apie kelionę, tai žiauriai buvo smagu iš tikrųjų.
baidarėm irgi belekai buvo smagu, ta prasme, net video neparodant, kiek smagu, nes tiesiog man buvo belekai smagu ir arba tiesiog reikėdavo žiūri plaukti ir valdyti, nes aš pirmą kartą, nu, tipo, ne pirmą kartą plaukiu iš viso, bet aš pirmą kartą plaukiu su draugė, nes taip tai būdavo aš mažytė, žinot, sėdžiu per vidurį ir prieki mano mama ir tėvė. Tai aš nelabai ten irkluodavau, tai irklu, tai vat. Ir, žodžiu, tai buvo labai smagu, aišku, uodai sukandžiojo, bet čia to ir reikėjo norėti, tiksliau nenorėtų tikėtis. Ir labai įdegiau, realiai, tai labai gerai. Šiaip žiauriai veidas mano įdegė, vakar pasitepiau kremo, kad biškį numalšintų tą mano. Žodžiu, tai vat, ir kokį 1000 kartų į krūmus mes ten atsitrenkėm, arba būnam, jeigu vienus ten, nežinau, klasiokus pasivijam, tai tie, kurie prieki buvo, jie visą laiką mumis varė į krūmus, kad mes tipo juo neaplenktumėm. O mūsų mokytoja grinai tokia sako, aš tai mėgaujuosi, sako, medeliai, savo taip. Mes tokias ten žiūrėjom, nes ten belekiek šakų ant tų vandens ten. Aš negaliu, spėjau su savo to draugė susitikti 100 kartų. Ir žodžiu, bet šiaip buvo žiauriai smagu tikrai plaukti. O ta sodyba tokia, nu jeigu tu nesusirasi veiklos, tai tau gal ir nebus faina. Bet šiaip ten buvo ir supynės, ir šiaip dar buvo valtis, kur galėjai biškį paplaukti pirmyn atgal, bet aš kažkaip taip neplaukiau, tai nežinau kodėl. Bet šiaip grįžus maudžiausi, tai labai irgi fainai buvo miegot. Pirmą kartą, kadangi aš miegojau palapiniai, tai buvo ir šalta, ir šilta. Nu tai iš pradžių buvo šilta, nes dar aš tipo gulėjau su draugė ant čiužinio, dar pasitiesus kilimėlį, dar tada į miegamąjį įlindus ir su džemperiu, su kelnėm, su 3 kojinėm, su striuke ir man vis tiek buvo šalta. Tai dar, kadangi mano draugė, jinai nepasiėmė ten to miegamaišio, tai jinai turėjo tą kaldrą ir pledą užsidėjęs, tai va tai dar man irgi davė, tai tada jau buvo šilta, jau žiūri gerai buvo. Bet ryte aš vėl belekai sušalau, aš ta prasme net dantim kalenau, kaip man šalta buvo. Ir žodžiu, kažkaip prisiglaudžiau prie jos, tai tada jau irgi buvo šalta. Bet šiaip kažkaip keista, nes naktį aš neprabudau, taip gerai išmiegojau, tik tais dėl to šalčio, bet tai čia visą laiką tai būna. Tai vat. Ir paskui, kadangi ryte pradėjo lyti, mes tiesiog susikrovėm daiktus ir išvažiavom namo ir aš tiesiog žiūrėjau pro langą, paskui biškį blogo pasidarė, bet tada praėjau ir vėliau aš miegojau ir tada man mama paskambino ir aš ta prasme, kai šokau užmiegu, jūs pamatytumėt, bet šiaip žiauriai gerai tada užmiegau, tai vat. Nes kokias 4 valandas, manau, važiavom atgal jaučiu, arba 3. Kažkas tokio. Tai žodžiu. Bet šiaip buvo labai smagu, tikrai. Ir labai gerai laiką praleidau. O išsimiegoti šiandien tai išsimiegau. Ir žodžiu, dabar man reiks jau eiti darytis visokius dalykus, nes rytoj mokyklą, rytoj dar reikia man knygas jau nunešti, nors keista, nes tipo kitą savaitę mes tik tais pabaigsim, penktadienį. Penktadienį tai jau ten auklėtojos diena, tai kaip ir kitos savaitės ketvirtadienį mes pabaigsim mokytis. Tai man kažkaip keista, kad dabar jau antradienį nešti knygas, nors mūsų auklėtoja nebebus šį ketvirtadienį. Tai manau todėl. Nes tipo, kame yra esmė, kad galėtumėm ketvirtadienį nešti. Nu aš nežinau, bet žodžiu, tai pasakė, tai tą ir turėsiu padaryti. Tai vat. Tai žodžiu, turėsiu išsitrinti ant vadovėlius, pasidaryti namų darbus, dar namų ruošos pasidaryti, tiksliau nuvalyti dulkes, nes nebuvau kadangi. Tai va. Ir šiaip šitas, manau, video bus toks ilgesnis. Aš labai dabar stengiuosi daug nešnekėti, bet kadangi jūs nematėt maždaug to, ko buvo, tai apibendrinu maždaug, kas buvo. Bet šiaip buvo tikrai, sakau, smagu. Tai va. Ir kadangi šiandien yra pirmadienis, ir aš galėjau išsimiegoti, nes šiaip turėtų būti nuotolinis, nes ten egzaminai kažkam, bet tipo leido nesijungti,
Tai labai gerai. Ir žodžiu, išsimiegau žiauriai gerai, ta prasme. Net per daug jaučiu. Tai vat, tai ir šį savaitgalį aš važiuosiu į Klaipėdą šokti, tai vėl nebebūsiu namuose, šoksiu ir į Palangą paskui jaučiu, eisim pasivaikščioti, tai va, tai laukit. Aš nežinau, kelintadienį įkelsiu, galvoju, gal pirmadienį irgi įkelsiu. Tai biškį pertrauksiu, aš jau pasakiau, kad irgi pirmadienį, todėl, nes aš galvoju, kad šitą video įkelsiu pirmadienį, bet kadangi ne pirmadienį įkėliau, tai todėl. Tai biškį, jeigu nesuprato, tai čia maždaug kodėl. Manau, nes žiūrėsiu, kaip grįžus aš sekmadienį, ar dar norėsiu ten editinti, tai jeigu galėsiu ir tipo jėgų turėsiu, tai tikrai įkelsiu, bet jei ne, tai manau tada pirmadienį. Tai va. Tai ačiū, kad mane žiūrėjote, nepamirškite pasubscribinti, palaikinti ir būti pozityvus. O mes susitiksime kitame video. Čiau! Mua.